Sveiki bičiuliai, esu Egis brolis Žiemgalos karys, Šaulių bendruomeniai pažįstamas veidas. Save pozicionuoju kaip šaulių sportininkas, kaip varžybų organizatorius, turiu savo varžybų brandą, tai Hunter 2LR Žiemgala. Kas paskatina daryti šitą video, tai kad, kaip žinote, 22 LR, tai vadinamo šoninio skėlimo kalibre, šiais metais mūsų bendruomenė yra šventė. Tai šių metų rugpjūčio mėnesį 19-24 dieną vyks Didžioji Britanijoje Birmingeme pasaulio čempionatas, į kurį vyksta ir Lietuvos rinktinė, ir vienas iš rinktinės narių esu aš, ir gaila negalima pristatyti mūsų Žiemgalos junioro, pakirta liga, pavasarinis gripas, bet ateityje, manau, pasijungs ir jis į mūsų šitą laidų ciklą. Ir laidų ciklas yra kelias iki pasaulio čempionato. Tai kas tai bus, tai vienu žodžiu nušviesime turimą įrangą, ką naudosime, kas pasiteisins, kas nepasiteisins, Lietuvos PRS čempionato etapai iki pat išvykimo į pasaulio čempionatą ir video iš pasaulio čempionato. Tai yra ne mano ginkliukas, tai yra mūsų junior ginkliukas, mano kol kas dar kažkur tai vyksta iš Čekijos. Užsakytas yra pirmas Lietuvoje, bus ČŽ 457 rangė su 24 colių vamzdžiu, tai labai laukiu, nekantrauju, o dabar pristatau savo sūnaus ginklą, tai yra Tika, kuri mums su malonumu pardavė Volit, mūsų draugai ir rėmėjai. Vamzdis yra kanadiečių gamybos IBI 22 colių custom vamzdis, kurį mums pristatė ir sumontavo Baltic Shooter. Ačiū Mindaugui. Taip, toliau einant apie vamzdį, galima pasakyti, kad šauna vamzdis, įdėsim nuotraukas pusę minutės SK šovinukais. Labai esam patenkinti šituo vamzdžiu, tikrai jis vertas tų pinigų. O kągi, einam toliau, tai apie optinis taikiklis. Optinis taikiklis pas mus yra Vector Optics, iš oficialaus Vector Optics atstovo Volit. Optika yra Vector Continental 530x56, pirma fokalinė plokštuma. Superinis optinis taikiklis, jau antrą generaciją su plonu tinkliuku. Faktiškai jokių priekaištų neturiu, super daiktas, tikrai tarnauja be jokių priekaištų. Tai optika sumontuota taipogi ant Vector monobloko. Man patinka monoblokas, gal čia mano kažkokie įsitikinimai, bet man monoblokas atrodo tvirčiau. Nors šitos atatrankas kaip ir nėra, bet man kažkaip tai vis pozicionuoja monoblokai. Taipogi noriu pristatyti jums ARC Picatinny. Picatinny's yra, mano galva, Tikom geriausias gamintojas, tai yra vokiečių gamintojas German Gunstock. Pas mum gan retas svečias, bet padarytas labai preciziškai. Jame yra sumontuotas gulščiukas, kuris yra vienas iš po šaudymą gurų Brian Leeds reportažą apie gulščiuką, apie jų atliktas tyrimas, tai gulščiukai įgavo masinį pagreitį ir dabar jie faktiškai neįsivaizduojami ant ginklų, kaip kad jų nebūtų. Tai jie privalo būti ir būna, ir netgi po kelis, kaip ir čia pamatysite. Tai toliau mūsų Tika, kaip jau minėjau, iš jos likęs tik tai spinos užraktas ir pats rėmas. Taip, iš tos pusės mes galim pristatyti, ačiū Baltic Shooter ir PRS Lietuvoje už loteriją laimėtą SG gulščiuką. Tai yra vienas geriausių šiai dienai rinkai, pasakysiu, gulščiukų. Ir taip jau susiklostė, kad pas mane atsidūrė
5 gulščiukai, 3 elektroniniai ir keletą mechaninių, tai mes apie juos padarysim atskirą video, visi išbandyti, pliusai, minusai, laukite tęsinio, būtent apie gulščiukus. Grįžtant prie ginkliuko, tai pagrindinis yra, aišku, šasi. Šasi pas mus buožė yra ukrainiečių gamintojo Liufa. Nu, drąsiai galiu teikti, vienas geriausių šasikas yra rinkoje. Neturiu jokių priekaištų, padaryta labai kokybiškai, materialas aliuminis, iš kurio padaryta labai gerai. Tai be abejo, ačiū Dainiui, padarytas yra bėdingas. Ir šautuvėlis tikrai šauna dabar labai gerai. Ką galėjom įsitikinti Lietuvos PRS čempionato pirmame etape, kur sūnus mano su šiuo šautuvėliu užėmė overalę 10 vietą, tarp lietuvaičių buvo 4, tai kaip juniorui labai geras pasiekimas po pusės metų pertraukos. Filmuojamas pirmas etapas jau įvyko ir jau laukiam antrą etapą. Noriu pristatyti savo nelabai seną jau varžybose išbandytą trikojų Veilan, kurį su malonumu mums pristatė mūsų draugai ir partneriai Volit. Trikojus Veilan Lietuvoje ir ne tik, jau gerai save užsirekomendavęs trikojus, yra karboninis trikojus, padarytas labai kokybiškai, sveria nedaug, kas man labiausia patinka, kad jis labai aukštas ir naudojant kaip suportą, tai yra pagalbinė priemonė šaudant iš nestabilių padėčių. Išbandžiau PRS Lituanijoje jau varžybose, kurios įvyko kovo pradžioj Marijampolėje, apie tai bus video sekančiam epizode. Tai kas pozicionuoja pas šitą trikojį, kad užtenka pusę sukimo ir išsitraukia kojas, nereikia daug sukti. Ir tikrai superinis trikojas, esu labai patenkintas. Jau rekomendavęs ne vienam medžiotojui, kurie mėgsta tolimus šūvius. Labai kokybiškas, labai tvirtas, neturi jokių pašalinių judesių, vibracijų ir panašiai. Viskas yra super, aukštas gan, labai patogu naudoti kaip suportą. Išsiskleidžia, super. Kaip suportas, sakau, labai aukštas, labai kokybiškas. Tikrai rekomenduoju, geras daiktas, išbandysim pasaulio čempionate. Trikojas neįsivaizduojamas be galvos. Galvas man patinka, turiu panašią galvą Leofoto, o ši galva yra Sunvei Foto LB90R. Na, daiktas tikrai superinis, vertas visų savo įdėtų lėšų. Nors nėra pigus, bet laiko 35 kg apkrovą. Turi greito užrakinimo žiedus, 360 laipsnių vaikščiojimas galvos. Bet užrakinus galvą, taip ginklo pasukimas yra atskiras klavišas, kuriuo gali atlaisvinus sukioti. Reikia momentų su nykščio pagalba užveržiai ginklas stovi kaip įkaltas ir greitas nuėmimas, arka railas, superinis daiktas, labai patenkintas. Sekmadienį varžybose bus išbandytas ir PRS Lietuvos čempionate antrame etape bus išbandytas su ginkliuku. Labai laukiu, nekantrauju, atsiliepimus duosime apie galvą ateities video. Tai ką, bičiuliai, buvo toks trumpas intro į video laidų ciklą apie mūsų kelią į pasaulio čempionatą. Dar kartą priminsiu, kad pasaulio čempionatas bus Didžiojoje Britanijoje, Birmingeme, rugpjūčio 19-24 dienomis, o mes jau su jumis susitiksime ir naują medžiagą pristatysime iš PRS Lituanija antrojo etapo, kuris vyks Hunter šaudykloje. Tai su nekantrumu laukiu tų varžybų, bus įdomu, kaip mums seksis, gal jau atvyks ir mūsų ilgai lauktas ginkliukas, mano teisingiau ginkliukas, užteks man Roko ginklu piknaudžiauti, tai
iki sekančių malonumus. Back.